fusion of your consciousness paprasčiausiai jūsų sąmonės pasikeitimas from the material plane to the spiritual plane. iš materialaus lygio pereis į dvasinį. You see, both planes are going on at every minute. Iš tikrųjų, abudu šitie lygiai tuo pat metu vyksta. I don't care if you're at the temple, I don't care if you're walking down the street. Nesvarbu, ar jūs šventykloje, ar vaikštant gatve. I don't care if you're at your job or your house, I don't care if you're in the shower or you're in line at the grocery store. Wherever you may be, whenever you may be there are two different dimensions of consciousness. Kur jūs bebūtumėt, visada egzistuoja dvi skirtingos sąmonės dimensijos. There's the material channel and the spiritual channel. Yra materialus kanalas ir dvasinis kanalas. So you can be tuned into either of those channels at every minute. Ir bet kurią akimirką jūs gali būti prisijungę prie bet kurio iš vieno šitų kanalų. So which channel will you be tuned into? Ir tai jūs daugiausiai būsite ant materialaus kanalo. Of course, when you join in a kirtan or you're taking prasadam or seeing an arti, then you're automatically on the spiritual channel. Aišku, jeigu jūs dainuojat kirtaną, prasadą valgot ar panašias veiklas, jūs automatiškai dvasiniam kanale. If you're paying attention, if you're not sleeping. Jeigu jūs dėmesingi, nemiegoisite. But how do you maintain the spiritual channel when you go to work, when you do your normal things like brush your teeth, Bet kaip išlaikyti šitą dvasinį lygį, kai valotės dantis ar einate į How darbą? do you stay on the spiritual channel then? Kaip išlikti tada dvasinėme That kanale? requires that you have to become a master of the Bhakti Yoga science to do that. Ir tai reikalauja jau tapti tikrų patyrusių mokslininkų šitam moksle. So that's why I'm traveling all over the world, is to teach people how to master this science. Dėl to aš keliauju po visą pasaulį pamokyti žmonės, kaip ištobulinti šitą meną.